pagaliau mūsų projektas gal. Prisijokavom, ne? Prisijokavom, žaidė. Arvydas. Labą dieną visiems. Gerbiami svečiai, tai pradėsime sutarties tarp Krašto apsaugos ministerijos ir Lietuvos krepšinio federacijos pasirašymo ceremoniją. Ceremonijoje dalyvauja Krašto apsaugos ministrė Rasa Juknevičienė, Lietuvos krepšinio federacijos prezidentas Arvydas Sabonis, Lietuvos kariuomenės vadas generolas leitenantas Arvydas Pocius. Su prezidentu pasirašant, tai ne juokas. Dabar šiaip prie stalo, kaip čia protokoliai? Pagaliau. Ačiū. Pirmas stimulas tai buvo Eurobasket, tai buvo rungtynės, kiek pamenu, Vilniuje, nebežinau, kas žaidė mūsiškiai su kuo. Arvydas buvo toj pačioj ložiai, šnektelėjom ir pradėjom kalbėti apie galimybės apskritai. Bet dabar, kai Arvydas Sabonis tapo krepšinio federacijos prezidentu, iš tikrųjų atnaujinom tuos pokalbius ir šiandien esam prieš jūs pasirašę sutartį, kuri bus tikrai ne tik popierėje, bet pagal kurią mes labai nuoširdžiai, bent jau kariuomenė tai tikrai dės visas pastangas, kiek žinau iš karių, kad su jaunaisiais krepšininkais, su mūsų apskritai rinktine užsimegstų kuo glaudesni ryšiai. Kodėl? Todėl, kad aš manau, jog ir kariuomenė, ir krepšinis turi labai daug bendrų sąlyčio taškų. Džiaugiuosi, kad šiandien pasirašėm šią tokią daug labai neįpareigojančią šitą, sakysim, bendradarbiavimo sutartį, bet manau, abipusiai bus naudinga. Mes irgi atsakingi už gynybą. Treneris visada, kaip ir sako, kad be gynybos nėra puolimo gero. Taip kad irgi, manau, bus įdomu ir jum, ir kaip sakyti, atliekantiem karinę tarnybą, jaunuoliam pabūti mūsų, kaip sakyti, treniruotės ir pamatyti. Tai pradžiai Arvydas Arvydui nori padovanoti šitą uniformą. Pabandyt ar tinkama kepurė. Ir reikalui esant, pagal tą posakį, be reikalo nepakelk, bet garbės nenuleis. Dovanojam. Sėkmės vadovaujant federacijai ir bendradarbiaujant. Norėčiau pristatyti jums artimo nuotolio dvigubo paleidimo sistemą Stinger, skirtą naudoti prieš oro lėktuvus ir sraigtasparnius. Čia mūsų artilerija. Čia mūsų seniausia. Yra pristatyta, tai čia yra būtent Lietuvos kariuomenės konkrečiai sukurta. Sakykime, apie 2 metus, kada rinkomės mes būtent tą automatinį ginklą, skiriasi nuo daugelio kitų modifikacijų, tai būtent metalinis apsaugo lovelis. Ginklas yra labai lengvas, jisai modifikuojasi. Koks derinys. Gera proga. Tai vėlgi ir kalnuotai vietovė, iš tikrųjų, tai jis labai stipriai pasiteisina. Miškinga kalnuotai vietovė. Dėkui.
Irgi noriu medalį tokį įteikti. Mes o taip įteikiam už sėkmingą priešų sunaikinimą. Ačiū. Ačiū už tarnybą. Kaip